Sveiki, tai įrašau video, bus tikrai paprasčiau. Tai kas liečia dėl frontend programavimo darbų, kodo eilučių ir panašiai. Tai kadangi tai sunku kaip ir išrinkti iš visų šitų sukoduotų templeitų ir panašiai, tai iš esmės mes turim unikalią IT brolio temą, kuri yra sukurta mūsų, mes patys sujungėm Magnific ir visus kitas, vadinkim, bibliotekas, tiek JavaScript'o, tiek CSS, Bootstrap'o ir panašiai. Jeigu pažiūrėsite, mes turime templeitus, kur yra visiškai unikalus kodas, konteineriai, home template'as unikalus, taip pat yra template partai, tai yra kur daug ir visi šitie elementai yra sukurti unikaliai. Tai yra mūsų visiškai naujas kodas rašytas ir panašiai. Taip pat yra overardai su WooCommerce, tai kas kalbant apie prekes, prekių dalykus ir panašiai, tai instaliacija WordPress'o ir viską, tai tai nėra standartinė elektroninė parduotuvė, tai yra custom made elektroninė parduotuvė. Tai mes jeigu eisim giliau, mes pamatysim, kad mes turime ne tik kad Gutenbergo blokus, ne, čia paprastai, čia yra mūsų va, tie custom, pavadinkim, blokai. Tai va, tų blokai text image, number, testimonials, tai va šitie visi numbers, text image, testimonials, tai čia visi yra unikalūs blokai kartu su ACF suformuoti. Taip pat mes turime ir elementoriaus puslapį, tai yra, kad turime ir padarėme šablonus, template'us, blank, kuris atitiktų, jeigu suvoksit, jeigu žinote apie ką kalbu, tai čia yra, matot, nėra jokių konteinerių ir panašiai, tai elementorius dėliojasi savo konteinerius, tai mūsų tema prijungta custom prie elementoriaus galimybė, tai tu gali dirbti ir tiek su elementorių marketingistai, tiek su mūsų Gutenbergo blokais. Taip pat yra ir blogo generatoriai ir kaip jie generuoja ir taip toliau jų variacijos su GPT, imidžų generavimas, kreipimasis į atitinkamus trečiųjų šalių produktus.